Svajokite atsakingai. This is bikepacking. Trečios dienos rytas, mūsų stovyklavietė, Nams, upelis bėga, maudynės pasidarėm ten, labai gerai čia buvo plokščios vietos, nes čia visur, kur važiuoju, visokiausi skardžiai. Pusė 7 atsikėlėm. Pilna virtuvė šiandien su arbata ir pusryčiam vėl koldūnai su kietuoju sūriu ir kažkokiu kumpiu. Pradėjom važiuoti iš nakvynės vietos jau iš karto. Reikėjo stumti į kalną. Pasiekėm miestelį, vėl nuostabus Leigardos vaizdai. Prasidėjo lietus, tikriausiai gali būti, kad visą dieną čia bus jisai. Dabar pradedam stiprų kopimą į didelį kalną. Vaizdai labai gražus. Ką, pradėsim kilti. Nu, dabar nusileisim kažkiek ir vėl. Matau, dabar tas pagrindinis kalnas bus tas, kur per 10 kg 1000 metrų ar kažkas tokio. Jo. Galminė jis toks aukštas, kad net nerodo viršaus. Tai... Erorą išmeta ties pyku. Ne, tiesiog nutivo. Nes čia rodo po per 5 km po 100 metrų. Į priekį rodo 4 km ir tik 400 metrų gali rodyti. Ai, vertikaliai, grafiką. Visą kitą kertą, tipo, pamatysi prie užžemę. Vis tiek nepilsiu daugiau negu galvos gertuvės, čia sunku vandenį vest. No need for heavy water. His famous last words. Robertas veža. Robertas 3 gertuvės pilnas turi. Aišku. Man reikia rūpyti jėgas. Gerai. Nu jau statu, nežinau, čia 15 laipsnių. Mint neišeina. Nu, stumiam. Gal 5 procentų stumiam, vaizdai nuostabus. Lukas. Nu, lietus nepalengvina visko, bet va, sukelia tokį rūką. Kalnai žymiai gražiau atrodo. Dar vakar prekybos centre buvom ir pasiėmiau va tokį gabalą bry sūrio. Mažesniais neparduoda. Sai norėčiau aš to bry sūrio.
ką tokį pasiėmė, reikės sudoroti per porą dienų. Pakilom į rūko debesį. Vo. Kokį, kaip sunku? Bet dabar, kai stovi, tai ne. Bet paskutinės porą valandų, jo, nežinai, ant ko daugiau ant tavęs, ar drėgmės, nes čia yra 99% drėgmės, ar prakaito. Tai nuostabu, bet kaina irgi yra gera. Jau elastiniai bintai uždėti ant kelių. Ne, dar laiko. Sekite mus vėliau. Po 1,5 valandos stumimo, ar nežinau kiek laiko, ant dviračių užlipom pavažiuoti 300 metrų. Spėju vėl grįšim prie tvarkingo stumimo. Taip, sustojom čia Vynogę susileidom. 3,5 km liko iki Refugio. Gražūs vaizdai. Nu, toliau į kalniuką stumėm. Na ir 3 km iki Refugio. Kilom į perėją. Nesuprantu, kaip vadinasi. Čia turėjo būti restoranas. Restoranas nedirba, vandens negalim gauti, vanduo beveik pasibaigęs. Ir prieš tai buvo restoranas, bet sakom, ai nestojam ten, nes bus kitas restoranas. Ai, ir debesis užėjo, nespėjau nufilmuoti. Viskas veltui, tiek kilom. Važiavom kalno viršūnę ir tunelis gudriai padarytas. Ir debesis visur, nieko nesimato. Biški kalniukų tik tais. Jam dalia pačių vaikų jau šiaip jau turėjo būti.
Mhm. Go! Leidžiamės po truputį. Vėl iš debesies išlendam. O ne, debesis ateina, Lukai, žinok, nespėsi nufotkint. Ai, jau nufotkinai. Tai leidžiamės po truputį. Reikia pasiekti refugio ir vandens gaut. Jo, leidžiasi visai čia smagiai. Jep. Taip ir važiuojam. Tik biškai greičiau. Nu, matai, ten namelį jau yra. Tarpeklių ten? Tarpeklį. Ulele. Pavažiavom tą kalną. Nusileidom. Buvom suplanavę šitą refugio atvaryti. Jau pagaliau vandens gauti, nes tuščios gertuvės visiškai jau 2 valandos buvo. Tai prisipirkom kolos. Prisivirėm arbatos 2 bonus. Pavalgėm, ką turėjom likę. Pailsėjom 40 minučių, pasikrovėm viską labai gerai. Malonu šeimininkai.
Ir toliau važiuosim dabar. Leisimės iki ežerioko. O, kažkas atmina. Stabdom kas 50 metrų, vis vaizdai tik gerėja. Vis daugiau vaizdų atsiveria. Pagaliau atsipirko tas 6 valandų minimas stumimas į kalną. Lukui spūkį. Atvažiavom iš tos pusės kažkur toli. Leidom trailų kokius 2 kilometrus. Smagiai leidžiamės. Stabdžiai užkaitę. Dabar žada, žiūrėjau, per 4 kilometrus 600 metrų reikia nusileisti iki namelio. Namelio iki miestelio. Tai laukiam, kol stabdžiai atvės. Sustojom pasiveršt varžtus bagažinių. Jau kelias biški geresnis pasidarė, ne toks čenki. Nu, va, daug nusileidom, bet stabdžiai užsiteintinę, smirda, sudegė. Kampai belenkokį leidimos ištisai stabdyti reikia. Palauksim porą bent minučių, kol atvės kažkiek. Ale za to betonu je to lepší, protože krásně to točí, vole. Krásně drží, vole. Bracho, až to jednou nevíde, jo? Až to jednou nevíde, tak by to nějak už si Koupil do gardy. Už tam má tu, už tam má přilbu.
Pasiekė miestelį. Visiškai jau nusileidom iš kalnų dabar. Pravažiuosim dar kažkiek pro miestelį į Lidlą ir tada į nakvynės vietą. Ką reikia vėl ledais atšvęsti. Siėmėm 3 skonių ledų. Eisim pasisėdėt patogiai, paspoksoti vaizdus, atsigaut. O, influencerių laifas. Mes taip, bet įkelsim tik fotkę su ledais, nes lengviausia dalis buvo. O visą kitą nerodysim tos sunkios dalies Italijoje. Na va, atvažiavom pagaliau į kitą ežero pusę po paros, po daugiau negu paros atsidūrėm kitame ežero gale. Buvo ką veikti. Mama. Lidle apsišopinom. Jau 11 valandų ant kojų, taip intensyviai. Abudu jau pavargę, jau niurzgam. Aš jau į perėją važiavau, raudoną įvažiavau, vaidinau, kad man perėja. Tai pradėjo rėkti Talė, nu tai jau reiškia, nuovargis geras. Tai varom link stovyklavietės. Drakulos pilis ant kalno. Va. Nakvynės paieškos vėl temstant. Bandom palei upę surasti kokią viečikę. Stengiamas atitolt nuo civilizacijos. Tai susiradom stovyklavietę prie upės. Gera stovyklavietė. Yra pikniko staliukas. Yra vandenuko. Yra upė šalia teka. Aš nelabai matosi, reikės ryte pafilmuoti tiltą šalia. Tai gerai įsimaudyti. Ir statysim, čia kelias eina šalia, bet labai gerai tokia siena yra. Ir čia viską užstoja mums ta siena. Ir mes štai palei sieną pastatysim ir beveik jokių kampučių net nesimatoma čia prie pat miesto. Dabar va, pakaštavojam gerai kuskuso. Su beikonu sūriu, kai visą laiką itališką virtuvėlę. Bandom viskas nusirinkt, kad nieko nesimatytų. Ir tada va, čia pasistatysim. Bandysim išmiegoti kokias gerai 8 valandas ryte greit. Su saulės pirmaisiais spinduliais atsikelt ir viską susirinkt.